Būdavo nuvažiuoju pas senus osteopatijos meistrus mokytis ir jie sako, 90% peties sąnario problemų nėra dėl peties. Paskui po metų aš vėl pas jį nuvažiuoju, 95% peties sąnario problemų yra ne dėl peties. Dabar aš jau savo studentams tai pasakoju kaip anekdotą. Atsisėskite tiesiai ir iškelkite abi rankas į viršų. Patikrinkite pečių mobilumą abipus. Dažniausiai vienas petys bus labiau suvaržytas. Įsidėmėkite tą jausmą ir dirbkite su ta puse. Pavyzdžiui, aš jaučiu suvaržytą dešinį petį, dėl to pradėsiu nuo dešinio šonkaulių lanko. Leisite pirštus gilyn ir susilenksite. Palengva kvėpuosite ir po truputėlį pirštai lys giliau, neturi būti jokio didelio skausmo. Susilenkite dar daugiau, per kelias minutės galėsite pasiekti vis giliau ir giliau. Dešinėje pusėje veikiame kepenis, kairėje veiktume daugiau skrandį ir blužnį. Aš dirbu su kepenimis, diafragma taip pat, grįžtu į pradinę padėtį, vėl palyginti. Bet ką visą tai reiškia? Jeigu petys nebuvo tiesiogiai traumuotas ir jums jį vis tiek skauda, pratimai tarsi neveikia, šalia pratimų reikėtų dar padirbėti su vidaus organais, nes visas šitas bagažas pradeda tempti ir išeikvoja peties sveikatą. 5 minutės kasdien su pilvu po šonkauliais ir pasižiūrėkit, kas bus.